Sveiki visi. Iš tiesų, tai man džiugu, kad teko savo klinikinėme darbe susibendradarbiauti su kolega Andrėjumi. Ir man tikrai imponuoja jo siekimas ir mokslinių žinių, ir naujovių, ir jo atliekamos disertacijos dėka mes taip pat gavome progą pasigilinti į procesus, kurie vyksta transplantuotame inkste. Na ir atrodo, kad šioje srityje mes esame ant svarbių sprendimų, atradimo ir kūrimo slenksčio. Galbūt ne vien tik inkstų, bet ir kitų organų, tokių kaip širdis, kepenys. Ir magnetinio rezonanso tyrimas, apie kurį Andrėjus irgi nemažai kalbėjo ir skiria jam dėmesio, labai tikėtina, kad atliks svarbų vaidmenį vertinant transplantuotų inkstų arba transplantuotų organų funkcionavimą, galimas atmetimo reakcijas ir kas leistų mums optimaliai greitai ir agresyviai jas gydyti laiku nustačius. Tai šiuo metu savo darbe mes esame susitelkę į T1 ir T2 relaksacijos laikų žemėlapių bei difuzijos sekų vertinimą. Būtent šitas sekas mes turime savo arsenale. Ir yra ir daugiau ir sekų ir tyrimo metodikų, tokių, pavyzdžiui, kaip arterial spin labeling ir kitos, kurios galimai dar pridėtų papildomos informacijos. Tačiau ir su esamomis sekomis dar yra nemažai neatsakytų klausimų, kokios stadijos transplantuoto organo funkcijos sutrikimo ar struktūrinių pakitimų laipsnį mes stebime. Fibrozė, edema ar tiesiog nuo hidratacijos priklausanti parenchimos būklė gali įtakoti šių tyrimų metodikų rezultatus. Ir visa tai iš tikrųjų dar yra tik tai aiškinimosi ir tikslinimo procese. Taigi, na ir šio tyrimo, būtent magnetinio rezonanso, toks kaip privalumas yra tai, kad mes gauname konkrečias skaitinės vertes. Ir tai labai svarbu vertinant pakitimų dinamiką, turint bazinius parametrus, tik aišku svarbu identifikuoti faktorius, galbūt kažkiek iškraipančius, tiek artefaktus, tiek fiziologinės būklės ir to pasekoje maksimaliai padidinti tyrimo jautrumą ir specifiškumą. Ir iš tikrųjų tai aš tikiu, kad ilgainiui išsiaiškinus visus faktorius įtakojančius šių tyrimų metodikų rezultatus, mes galėsime išvengti nebūtinų biopsijų, prognozuoti transplantuoto organo išeitis bei laiku optimizuoti gydymą. Labadiena visiems. Šiandien norėtume pristatyti paskaitą apie neinvaziniai instrumentiniai tyrimai, tyrimo metodai inkstų transplantacijoje. Neinvaziniai tyrimo metodai yra skirstomi į transplantuoto inksto auskultaciją stetoskopu, transplantuoto inksto echoskopiją pasitelkiant doplerį ir kontrastą, transplantuoto inksto kompiuterinė tomografija su kontrastu ir branduolių magnetinis rezonansas. Stetoskopas tai yra vienas svarbiausių XIX amžiuje išrastų diagnostikos instrumentų, be jo neapsieina ne vienas šiuolaikinis gydytojas. Medicinos enciklopedijoje stetoskopas apibūdinamas taip: tai prietaisas vidaus organų sukeliamiems garsams klausyti, auskultuoti. Pranašumai tai, kad yra saugus, pigus, greitai pritaikomas tyrimo metodas ir kartojamas. Trūkumai, interpretavimas, tyrėjo patirtis, naudojamas tik vienai patologijai, transplantuoto inksto arterijos stenozei nustatyti. Mažai jautrus ir specifiškas. Kadangi transplantuoto inksto arterijos anastomozė su klubinėm arterijom yra ganėtinai paviršiuje, tai gali susidaryti tam tikri panašus auskultaciniai garsai, būdingi ir turbulentiniams srovėm, su kuo mes galim supainioti. Sekantis tyrimo metodas irgi plačiai prieinamas ir naudojamas, tai transplantuoto inksto echoskopija. Transplantuoto inksto echoskopijos pagrindinis tikslas yra kuo anksčiau ir tiksliau nustatyti pagydomas chirurginės ir medicinės komplikacijas iškylančias po inksto transplantacijos. Kokias galima diagnozuoti patologijas? Tai yra hidronefrozė, ūminė hematoma, urinoma, limfoma, abscesas, transplantuoto inksto trombozė, stenozė inksto arterijos arterioveninė fistulė, po biopsijos susiformavusią galima įvertinti, ir transplantuoto inksto parenchimo židinė arba difuzinė edema. Taip pat jau šiuolaikiniai medicinoje yra naudojama ir
per operacinę transplantuoto inksto echoskopiją, kuomet suformuojama jungtis transplantuoto inksto su žmogaus kraujagyslėmis, stebima, ar visa parenkima pakankamai tolygiai užsipildo, ar nėra kažkokių kraujotakos defektų. Jeigu mes šnekėtume apie transplantuoto inksto echoskopiją su Doppleriu, galima vertinti transplantuoto inksto rezistentiškumo indeksą ir diferencijuoti, ar yra pakankama kraujotaka ar ne. Taip pat mes dar pašnekėsime apie Vexusą, kur vertinama transplantuoto inksto arba ir natyvinio inksto veninė kraujotaka. O jeigu šnekėtume apie inksto arterijos stenozę, tai yra tam tikri kriterijai, kurie yra skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginis būtų, jeigu susiaurėjimo vietoje arterija renalis yra maksimalus sistolinis greitis virš 2,5 ir transplantuoto inksto arterijos maksimalus sistolinis greičio santykis su arterija lieka interna yra daugiau nei 1,8, tai mes galime įtarti su ganėtinai dideliu jautrumu ir specifiškumu, kad mes turime reikalą su arterija renalis stenozė. O netiesioginiai kriterijai, tai yra, kuomet transplantuoto inksto parenkimo išmatuojamas rezistentiškumo indeksas yra mažiau negu 0,5, o akceleracijos laikas yra daugiau nei 100 milisekundžių. Tai čia yra netiesioginiai. Jau gal jautrumas ir specifiškumas yra žemesnis, tačiau irgi leidžia mums diferencijuoti patologiją. Trūkumai šito tyrimo, tai kad jis ganėtinai ilgai atliekamas, reikalingas paciento bendradarbiavimas, priklauso nuo kūno sudėjimo ir taip pat rezultatai priklauso nuo tyrėjo. Privalumai tai yra nebrangus, jautrus, specifiškas, saugus ir jį galima pakartoti. Sekantis tyrimo metodas tai yra transplantuoto inksto echoskopija sustiprinta kontrastu. Naudojami tokie mikroburbuliukai, kurios sudaro fosfolipidinė membrana, o pats burbuliukas užpildytas perfluorangliavandeniliu, azoto dujomis arba sieros heksafluoridu. Mikroburbuliukai patekę į kraujotaką pradeda svyruoti veikiami ultragarso bangų, sukuriant teigiamą slėgį, susitraukia, o neigiamas slėgį išsiplečia. Ir ultragarsas fiksuoja tuos signalus ir leidžia mums įvertinti perfuzijos kokybę inkste. Tai čia yra klinikinis atvejis, norėtume pademonstruoti, kur buvo 60 metų moteris, sergant lėtinę pielonefritų ir akmenligę, po abipusės nefrektomijos, po ilgalaikės 2 metų trunkančios hemodializės ir 20 metais, lapkričio mėnesį, jai buvo atlikta neplakančio širdies donoro inksto transplantacija. O transplantacinės periodas komplikuotas uždelsta transplantuoto inksto funkcija, hematoma pilvo sienos pjūvio vietoje, ūminis transplantuoto inksto pielonefritas bei COVID-19 infekcija. Įvadinė ir po transplantacinių laikotarpių testa imunosupresija buvo standartinė, kažko išsiskirianti. Ir atlikus diferencijuojant uždelstą inksto funkciją buvo pasitelktas ultragarsas sustiprintas kontrastu. Ir štai čia mes matome vaizdus. Po dešinę yra natyvinis vaizdas, o po kairę ir sustiprintas kontrastinė medžiaga. Ir stebėta, kad suleidus tos kontrastinės medžiagos parenkimą užsipildė pilnai, tačiau labai vėluojančiai, labai sulėtintai. Truko užsipildymas iki 170 sekundžių. Ir mūsų radiologo išvadomis jis galėtų pasisakyti už endeminius pokyčius, histologiškai buvo patvirtinta ūminė kanalėlių nekrozė. Taip pat klinikiniai tyrimai yra atliekami ir kitose įstaigose, ir straipsniai publikuojami, ir rastas ryšys su glomerulų filtracijos skaičiu, kuo jisai yra, kuo geresnė inksto funkcija, tuo geresnė perfuzija, o blogėjant arba progresuojant lėtinį inkstų ligai, arba blogėjant glomerulų filtracijos greičiui, ta kontrasto patekimas į arba kraujotaką stebima lėtėjanti. Kai kurie tyrimai netrodo, kad hipertenzija sergančiam pacientui kraujotaka inkste yra blogesnė. Tikimės, kad ateityje mes pamatysime ir kitų tyrimų, kuriuose bus įtraukti ir pacientai su transplantuotu inkstu. Kitas tyrimo metodas irgi galima atlikti su echoskopu, tai yra Vexusas arba veninės sistemos echoskopija. Yra tam tikros sąlygos ir išlygos, mes į detalės gal nesigilinsime, tačiau
ką jis mums gali duoti apčiuopiamo, tai, kad įvertinus veninę kraujotaką inkste, mes galim įvertinti, ar jinai yra sutrikusi, ar mes turim hemodinamiškai reikšmingą veninės sistemos hipervolemiją. Na ir jeigu pažiūrėtumėte šitą apatinę grafiką su schemomis, jūs matytumėt, kad normaliai iš inksto ištekantis veninis kraujas neturi beveik pulsacijos, tai yra tokia izolinija, kuomet veniniai sistemai atsiranda hipervolemijos požymių arba dešinė prieširdžio perkrova, atsiranda tam tikri pikai veniniam diagramui, ir sunkėjant hipervolemijai, didėjant, tie pikai retėja iki 1, reiškia pasišalinimas kraujo iš parenchyminio organo, šiuo metu iš inksto, yra lėtėjanti, blogėjanti, reiškia mes turim veninį sąstovį ir nepakankamą arterinę kraujotaką inkste. Ir interpretuojant tiek klinikinę išraišką, tiek echoskopinius tyrimus ir kitus objektyvius tyrimus, mes galim priimti tam tikrus gydymo sprendimus ir juos taikyti. Ir, aišku, eigoje kartoti tyrimą ir žiūrėti, koks yra atsakas. Pastaruoju metu tai įgauna pagreitį ir didelį dėmesį ir profesionalios nefrologų organizacijos vertina šito tyrimo metodo įsteigimą ir pasisako už aktyvius mokymus. Tai tokia organizacija kaip ETA, ESN, tai yra American Society of Nephrology. Transplantuota inksto kompiuterinė tomografija su kontrastu, suteikiantis daug vertingos informacijos apie anatominius, struktūrinius pokyčius, apie kraujagyslių padėtį ir apie jų susiaurėjimo dydį. Tai naudojama šiuo metu diferencijuojant inksto arterijos stenozę, inksto venos obstrukciją, inksto arterioveninės jungties nesandarumą arba fistulę, inksto parenkimos infarkto zonas, kraujavimo po intervencijos, jeigu įtariamas atmetimas, fibrozė, ir laisvas skystį, hematoma, abscesai ir aplinkinius audinius ir jų santykius su transplantuotu inkstu. Jeigu mes šnekėtume apie atmetimą, tai tikriausiai didžioji dalis būtų sutelkta dėmesio į kortikomeduliarinę diferenciaciją, nes jeigu pažiūrėtumėte į nuotraukas, jūs matote, kur yra žievė ir kur yra šerdis. Ir tikrai yra tas santykis tarp jų išlaikytas ir mes plika akim galime tą įvertinti. O vystantis atmetimui, tai tas santykis dėl edeminių pakitimų, uždegiminių pakitimų išnyksta, ir tos kortikomeduliarinės diferenciacijos mes nematome. Jautrumas šio tyrimo yra 96%, specifiškumas 97%. Privalumai tikriausiai, kad mes turime visas galimybės diferenciniai diagnostikai, o trūkumai, tai aišku, jonizuojanti spinduliuotė, kontrastinė medžiaga, kai kartais mus apriboja, jeigu yra sutrikusi paciento inksto funkcija. Ir gal sudėtinga pakartoti dėl tų pačių trūkumų. Todėl mokslininkai žvalgosi, kągi galima įdiegti iš kitų tyrimo metodų, tokių kaip vaizdinių tyrimo metodų. Ir vienas iš toks perspektyvių žaidėjų rinkoje tai galėtų atsirasti funkcinis struktūrinis branduolinis magnetinis rezonansas. 2000 metais buvo Eurokostos finansuojama tokia grupė mokslininkų, kurie sudarė akronimų parenchimą. Jų tikslas buvo pašalinti pagrindinės kliūtis platesniam inkstų branduolių magnetinio rezonanso biologinių žinių tyrimui bei plėsti jų komercinį ir klinikinį panaudojimą. Reikia 2 metus, tai čia yra pagrindiniai vadovai šitų darbo grupių. Buvo suskirti į 5 darbo grupės, parašė nemažai straipsnių, kuriuose įvardijo, kaip turi būti validuota atliekamas magnetinis rezonansas, teikiant kitų universitetinių ligoninių arba tyrėjų duomenis, kaip turi būti aprašomi metodologiniai ir tyrimo interpretavimai. Ir tikrai šita darbo grupė buvo sėkminga, organizavo 4 susitikimus ir aptarė savo rezultatus, tačiau šiuo metu
finansavimas yra nutrūkęs, bet galiu patikinti, kad šita darbo grupė ir toliau tarpusavį komunikuoja ir stengiasi užbaigti savo veiklas. Šiuo metu į šitą darbo grupę yra įsitraukę 27 šalis, ir Lietuva taipogi ir prisideda ir bando vystyti šių tyrimų šitą kryptimį. Tai kągi mes galėtume gauti iš funkcinio ir struktūrinio branduolių magnetinio rezonanso, kokiagi tai galėtų būti nauda. Pačios sekos yra skirtingos, yra T1, T2 vaizdavimai, difuziniai vaizdavimai, kraujotakos, oksigenacijos įvertinimai. Ir jeigu pažiūrėsite šitą paveikslėlį, tai tikrai informacijos gali duoti daug. Tai yra struktūrinius pakitimus, oksigenacijos įvertinimą audiniuose, uždegimą, edemą, mikrostruktūrinius pakitimus, tokius kaip intersticinė fibrozė. Eksperimentinėse modeliuose galime apskaičiuoti bendrą glomerulų skaičių. Ir tokia kaip ASL, arterial stem labeling, gali suteikti informacijos naudingos apie perfuziją inksto nepanaudojant kontrastinės medžiagos. Tai vienas ženklinimas naudojamas įvertinti inksto struktūrą ir funkciją, jo pagrindinis veikimo metodas tai yra, kad įsukamas vandenilio branduoliai iš jiem tam tikros pozicijos ir laukiama ir magnetinis rezonansas fiksuoja, per kokį laiką jie grįžta į pradinę padėtį. Tai yra matuojamas relaksacijos laikas milisekundėmis. Ir transplantuotas inkstas, lyginant su sveiko paciento inkstais, kurie nepatiria išeminio reperfuzinio sindromo, transplantuoto inksto tos relaksacijos laikai iš pat pradžių ankstyvam potransplantaciniam laikotarpiu pailgėja. Ir kortikomeduliarinė diferenciacija, kur mes šnekėjom prie kompiuterinės tomografijos, jinai išnyksta pačioj pradiniai stadijoje. Vėliau, kuomet vėlyvajam laikotarpį, jinai po truputį pradeda ryškėti ir atsiranda tas santykis, kada šerdis ir relaksacijos laikas yra ilgesnis negu žievės. Kuomet įvyksta kažkokie negrįžtami pakitimai arba grįžtami ūminiai pakitimai, tai yra atmetimas, lėtinis transplantato inksto atmetimas arba ūminis, kanalėlių nekrozė, edema, uždegimas, tas kortikomeduliarinės diferenciacijos santykis arba reikšmė mažėja. Taip pat atlikta viena studija, kuomet įvertinta kortikomeduliarinės santykio reikšmė esant ciklosporinų nefrotoksiškumui. Tai taip pat mažėja. Taigi šiuo metu atliekami tyrimai su T1 ženklinimu, tačiau atskirti patologiją, ar tai būtų ūminė kanalėlių nekrozė, ar tai atmetimas, ar dar kažkas, tyrimas negeba. Ateityje daromi tyrimai ir aš manau, kad išryškės jo vaidmuo ir transplantologijoje. Štai čia yra T1 ženklinimas naudojamas, kaip minėjau, įvertinti inksto struktūrą ir funkciją. 2018 metais buvo vertinti 49 transplantuoti inkstai, 52 pacientų inkstai po plaučių transplantacijos ir 14 sveikų savanorių inkstai. Tai kortikomeduliarinė reikšmė buvo statistiškai mažesnė transplantuotų inkstų grupėje. Ji taip pat buvo mažesnė pacientus po plaučių transplantacijos, jie buvo linkę patirti ūminį inkstų funkcijos nepakankamumą. Ir jeigu pacientai buvo suskirstyti į dvi grupės, kurių inkstų funkcija buvo išlaikyta ir kitų ne, tai reikšmė buvo žemesnė geroji inkstų funkcija, o aukštesnė, kuomet apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis buvo mažiau negu 60 ml per minutę. Tai reiškia, kad blogėja inkstų funkcijai, relaksacijos laikas ilgėja tiek žievėje, tiek šerdyje. Šis eksperimentinis modelis parodo, kad tai yra jautrus žiemuo, tačiau mažai specifiškas. T2 ženklinimas, kaip ir T1 ženklinimas, irgi naudojamas įvertinti inksto struktūrą ir funkciją, tačiau klinikinių tyrimų, kuomet buvo atliekamas T2 ženklinimas, šiuo metu yra mažai. Ir jau 1980 metais buvo pastebėta, kad šios sekos pagalba galima identifikuoti laisvės skysčio kaupimąsi nekrotinio transplantate, periferinį hipocelę ar hematomą.
O atliktose tyrimuose su gyvūnais nustatyta, kad šitas biožymuo jautrus išėmės ir perfuzijos pažaidai, taip pat jis jautrus uždegimui ir edemai. Ir naujausi tyrimai su gyvūnais, kurie patyrė išeminį ir perfuzinį sindromą, rodo žievės stadų relaksacijos veiklos statistiškai patikimą koreliaciją su kanalėlių epitelio edema. Reiškia, pakitimai susiję su infiltracija, uždegimu, tėdų seka turi prognostinę reikšmę. Sekanti seka, tai yra difuzinis svertinio tyrimo seka, naudojama įvertinti, kaip vandens molekulės juda audiniuose. Na ir jeigu mes turime fibrozuotą inkstą, tai faktas, kad vandens molekulės yra apribotos erdvėje ir judėjimas jų yra ribotas. Ir signalas difuzinio svertinio tyrimos metu bus silpnas. Štai čia dešinėje jūs matote ir diagramos, kuriuose rodo normalius inkstus. Ir mes turime įvertinti, kad žievėje difuzinio svertinio signalo intensyvumas yra aukštesnis negu šerdyje, kuomet yra lėtinė inkstų liga su pažengusia fibroze, pasikeičia santykis ir mes matome, kad žievės signalo intensyvumas silpnėja, lyginant su šerdyje. Išnyksta kortikomeduliarinė diferenciacija. O kągi mes galim sakyti apie transplantuotus inkstus, kad ūminis transplantuotų inkstų atmetimas esant pakenkta inksto funkcijai, stebimo žemos reikšmės lyginant su normalia transplantuotų inksto funkcija, lyginant su sveikais transplantuotais inkstai žiemos reikšmės nustatomos esant ūmiai kanalėlinei nekrozei, imunosupresantų toksiniam poveikiui. Biožymuo asocijuojas su histologiniais radiniais, tačiau reikalingi detalesni tyrimai, jo validacija esant kitoms patologijoms ir tikimasi, jau būtent šis žymuo bus kertinis faktorius priimant sprendimą transplantuoto inksto biopsijos atlikimą. Na, jau yra dar ir kitų studijų, rodančių, kad yra netinė koreliacija su difuzinio svertinio signalo intensyvumo ir su histologinio fibrozės įvertinimu. Sekantis tyrimas, tai yra arterijos thin labeling arba arterijos sūkio ženklinimas, tai yra jau funkcinis branduolinis seka, kuri įvertina kraujotaką inkste. Iš tikrųjų, su natyviniais inkstais atliekami šitie tyrimai, su transplantuotais šiek tiek yra sudėtingiau, kadangi transplantuotas inkstas yra dubenyje ir jisai turi mažą paslankumą, na ir šiai dienai ta seka nėra pritaikyta ir tinkamai įvertinti transplantuoto inksto kraujotaką. Bandoma, atliekami klinikiniai tyrimai, tačiau rezultatai po kol kas tokie yra dviprasmiški. Tai šiai dienai mes žinome, kad transplantuotų inkstų žievės ASL-as reikšmė skiriasi tarp ankstyvo ir uždelstos graftų funkcijos, tęstinis tyrimas nustato koreliaciją su transplantuoto inksto funkcija. Didėjant lėtinės inkstų ligos stadijai ASL mažėja, na ir šis tyrimo metodas galimai ateityje rodys inksto funkciją ir bus naudojamas gyvo donoro inksto funkcijos įvertinimui. Sekantis tyrimo metodas tai yra inksto audinių oksigenacija. Matuojamas R2 žvaigždutė, kuo yra didesnis signalas, tuo mažiau deguonies audinyje, reiškia matuojamas deoksihemoglobinas. Na, 2005 metais Sadovskiai parodė BOLT reikšmę ūminiam transplantuoto inksto atmetimui nustatyti, jis nustatė inksto šerdyje žemesnę reikšmę ūminio inksto atmetimo grupėje, lyginant su sveikais transplantuotais inkstais ir ūminio kanalėlinio nekrozės grupėje. Ūminio kanalėlinio nekrozės grupėje inksto žievės R2 reikšmė didesnė lyginant su kitomis grupėmis. Šis tyrimo metodas leis diferencijuoti vidutiniškai dirbančio grafto funkciją nuo ūmaus atmetimo, tikimasi ateityje. Šis metodas yra validuotas su gyvūnų intervenciniais tyrimo metodais, kuomet buvo tiesioginis audinių oksigenacijos matavimas atliekamas. Tai štai čia yra viena iš nuotraukų, kur Eurocost parinkimo grupės organizuojamas tarptautinis simpoziumas Notingene. Taip pat praeitais metais buvo organizuojamas ir Belgijoje Gente tarptautinis rinkimas. Na ir pakol kas šitų entuziastų dėka moksliniai tyrimai vyksta ir yra daug įdomių sprendimų, kaip pagerinti magnetinio rezonanso pritaikomumą kasdieniai praktikoje, tačiau
dar vis trūksta validacijos, trūksta supratimo, ir tokių multicentrinių tyrimų šiuo metu dar nevyksta. Tai tikimės, kad ateityje magnetinis rezonansas visgi užims savo poziciją transplantuoto inksto patologijų diagnostikoje. Ir apibendrinant, visgi inksto biopsija išlieka auksinis standartas inkstų ligų diagnostikoje. Šiuo metu naudojami neinvaziniai tyrimai nepateikia pilno klinikinio atsakymų, dėl to juos reikia jungti tarpusavyje, kad matytume tą pilną klinikinį vaizdą. Tačiau neinvazinis funkcinis ir struktūrinis branduolinis magnetinis rezonansas ateityje leis įvertinti kraujotaką, audinio oksigenaciją, uždegimo laipsnį, edemą, fibrozę, suteiks galimybę anksti pastebėti naujų vaistų poveikį transplantuoto inkstą, ir galimybę kartoti tyrimą ir sekti transplantuoto inksto parametrus realiame laike leis prognozuoti fibrozės vystymąsi, transplantato išgyvenamumą, modifikuoti rizikos veiksnius ir suteikti savilaikį gydymą. Tai ačiū Jums už klausimą. Tikiuosi, kad paskaita Jums patiko. Jūs turite klausimų, komentarų skiltyje palikite savo klausimą. Ačiū Jums labai, geros dienos.